Sveiki! Džiaugiuosi sveikindamasi su jumis Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro pokalbių Svajonių šuo pažink veislės metu. Tai yra pokalbiai, kuriuose išgirsite pasakojimų iš patyrusių veisėjų, teisėjų, veislės entuziastų apie jų ilgus metus mylimas ir puoselėjimas veislės. Lietuvos kinologų draugija tikisi, jog šie pokalbiai padės ne tik geriau pažinti mūsų augintinius, bet ir išsirinkti savo svajonių veislę šuns dar neturintiems. Taip pat kviečiame apsilankyti draugijos svetainėse www.kinologija.lt bei mesiršunis.lt. Čia rasite ne tik straipsnius apie įvairias šunų veislės, tačiau ir daugybę kinologijos entuziastams naudingos informacijos. Na, o šiandien išgirsime apie smalsiuosius, gudriuosius ir nenustygstančius vietoje Mittelschnauzerius. Žiniomis bei patirtimi apie šią veislę šiandien pasidalins veislyno Vaivorykštės savininkė Alma Veršickienė. Sveiki, Alma. Labą dieną. Labai dėkojame ir labai džiaugiamės, kad šiandien esate su mumis. Na ir pristatysite jau paskutinius iš šnaucerių, tai Mittelschnauzerio, apie kuriuos dar nekalbėjome. Tai gal pradžiai papasakotumėte, kaip jūs pati įsigijote savo pirmąjį Mittelschnauzerį ir nuo ko viskas prasidėjo? Na, nuo ko prasidėjo, tai buvo 1992 metai, kai dukrytė pabandė įsivaizduoti, kad jį geriau išstos parodys parodose mažesnės dydžio šunį negu ilgaplaukis kolis. Tuo metu mes jau kelis metus turėjom ilgaplaukius kolius, turėjom kelias vadas, bandėme veisti juos ir Cvergšnaucerio tiesiog jis retesnis buvo, neįpirkome, kažkaip pasirinkom tokią barzdotą veislę. Neįpirkom ir brangus buvo ir gerbiama Livija Zizevskė, šiuo metu esanti VŠMB pirmininkė mūsų, pasiūlė, kad yra Mittelschnauzerių vada pas dabar mano ilgaamžę draugę Ingą. Nuvažiavome ir nusipirkome Mittelschnaucerį. Parsivežėm ir tuo metu aš vaikam pasakiau, oi, ką mes įsigijom. Turim 2 super čempionus kolius, bet čia tai bus, ko gero, namų draugas. Ir labai klydau. Tai buvo visiškai kitas šuo aplinkoje. Namuose tai sargas, žaismingas, šeimininkus išjudinantis šuo, o įsivežus į parodą aš pati įsižiojau. Visiškai kitas šuo, visiškai. Rimtas, susiėmęs, žiūrintis į šeimininką, labai mylintis mano dukrytę, beprotiškai mylintis buvo. Tada Migliai buvo 8 metukai. Tai ūkis nedidelis, o paklusnumas šuns superinis. Netgi išeit pasivaikščiot neleisdavo bitė išvesti jos, kol Miglė nepasakydavo, eik su mama, gerai, eina su mama. Tai va, taip ir prasidėjo ir 94 metais pirmoji vada, ačiū labai mūsų veislyno pagalbininkui, tikrai padėjėjų mano, Viktorui Artuškai, kuris patardavo kelis metus, patardavo kokį patiną parinkti, kokią vadą, padėdavo priimti gimdymus ir taip toliau. 94 metais gimė pirmoji vada. Ir kaip matote, tik 98 metais mes tapome tikrų Mittelschnauzerių veislynu. Kada gimė trečioji vada, ne vada, bet karta šuniukų Mittelschnauzerių. Ir pamažu tai tapo iš tiesų mano šuo, mano charakterio, mano tokio žemaitiško užsispyrimo tokio. Tai matote mūsų bitę ir paklusnusis kolis sėdi, o bitutei neįmanoma įrodyti, kad reikia pasėdėti. Kai aš ją mokiau, sakykime, parodoms, vyras guli ant sofos, aš ją ant kilimo pastatau, o ji žviegia, ne ta žodį, žviegia. Paleidžiu, pradeda skraidyti ir visus kandžioti.
O vat parodoj, pasižiūrėkit. Tai yra visiškai skirtingo charakterio šuo. Sakykime, gina namuose, ten katinus vaiko namuose, bet aplinkoje, sakysim, iš kiemo veja. O namuose pas mus tikrai gyveno katinai ir normaliai sugyveno kartu, šuniukus augindavo kartu. Na, tiesiog man tiko šitas šuo ir taip jau daugiau kaip 30 metų šita veislė gyvena šalia manęs, šalia mano namų, šalia vaikų, šalia šeimos. 3 šnauceriai gyvendavo, buvo vienu metu ir 7 šnauceriai. Vis dėlto tai yra judri veislė, tai yra reikalaujanti dėmesio veislė, kaip čia pasakyti. Jie nori būti su šeimininku, jie nori būti šalia ir daug šnaucerių negali turėti. Kaip yra viena kinologė pasakius, reikia turėti tiek šnaucerių, tiek šunų, kad juos galėtum apimti rankomis. Jeigu neapimi rankomis, tai vadinasi, turi per daug jau jų. Negali paglostinti vienu metu, turi per daug jau jų. Tai daugiau kaip 4-5 pas mane ir nebūdavo Mittelschnauzeriai. Čia atvažiavę, matyt, būsimi pirkėjai, bet... Tai išgirdome tą jūsų labai mielą istoriją ir gal tada papasakotumėte Mittelschnauzerių istoriją. Vis dėlto tai yra seniausiai, taip tariant, iš šnaucerių. Taip, tai yra seniausiai iš šnaucerių veislė. Tai yra kaip ir pradininkai Zwergšnaucerio ir Riesenšnaucerio, kurie susikūrė, šios veislės susikūrė vėliau, o šiaip tai galima sakyti, tokia truputį painiava yra tarp šikščiaplaukio pinčerio ir tarp šnaucerio. Iki 19 amžiaus pabaigoje tai buvo ginčytinas klausimas, kaip jį vadinti šitą veislę. Ar šikščiaplaukiu pinčeriu, ar šnauceriu. Ir galima sakyti, kad istorija yra, šalia eina šios 2 veislės, kurios yra, pradininkai yra Vokietijos kraštų, Vokietijos aplinkinių šalių šunų veisėjų, šunų veislių pradininkai. Netgi randama durpynuose 3000 metų iki mūsų eros šunų kaukolės, kurios labai yra panašios į dabartinių šnaucerių, šikščiaplaukių pinčerių šunų galvas, kaukolės. Ir galima sakyti, kad tai buvo pradininkai, tai durpynų šunys ar pelkių šunys buvo. Šiaip pagrindinis toksai akcentas tai yra Josefas Berta, kuris 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje būtent pradėjo standartizuoti šitą veislę. Sukūrė standartą, įkūrė klubą, organizavo pirmąją parodą, tai galima galbūt ir remtis į tai, kad vis dėlto pradžia buvo 19 amžiaus pabaiga. 1879 metais ir buvo organizuota pirmoji paroda Hanoveryje. Pradžioje tai buvo šiurkšaus plauko, vidutinio ūgio šunys, kurie ūgis buvo 30-45, netgi jie buvo mažoki, nedideli, 30-45 cm. Ir jų spalva buvo labai įvairi. Labai, netgi toje parodoje buvo laimėtojas, kiek prisimenu, pipirai su druska ir dar su rudomis dėmėmis šuo. Tiesiog toks margumynas. O šiaip paskirtis, tai buvo namų draugas, arklidžių saugotojas, žiurkių visų tų graužikų parazitų gaudytojas ir kartu padėjėjas kelionėse, apsaugai, bandos perginimui ir kartu medžiokliai, pagalbai susiorganizuoti kažkokį tai maistą kelionėse.
ramiai galėjo, kaip prašoma, šeimininkas nueiti į taverną, palikdamas visą bandą, saugoti šiem nedideliem šunim. Jie tikrai apsaugodavo. Kaip nekeista, vat nedidelis šuo, bet jis tikrai tvirtai kanda, saugo, bent jau dirba šiuo metu kaip skambutis loja. Apie charakterį galbūt vėliau, bet dabar apie istoriją. Tai vat istorija tokia, kad jie kilo iš Vokietijos, pagrinde Vokietijos žemių įvairių, nes ir vokiečių, sakysim, mieste Štutgarde yra sargo skulptūra datuojama 1620 metais, prie kurio kojų, prie to sargo kojų tupi labai panašus į šiuolaikinį šnaucerį šuo. Yra ir paveikslai, labai daug tų laikų, renesanso, baroko laikų dailininkų, kuriuose vaizduojami būtent šnauceriai. Didesni, mažesni, bet barzdotieji mūsų draugai. Taigi 18-19 amžius tai toks truputį painiavos, bet grafas Henrikas von Bilantas pradėjo galvoti apie tai, kad reikia tai suasmeninti. 1894 metais pradėjo kurti standartą ir, kaip minėjau, Josefas Berta įkūrė klubą 19-20 amžiaus pradžioje ir jau tokias specializuota paroda įvyko 1879 metais. 1920 metais įvyko kita specializuota rimtesnė paroda, kurioje dalyvavo jau 93 šnauceriai. Buvo įkurta, netgi organizuota veislės knyga, šnaucerių veislės knyga, kurioje buvo įrašyta nemažai šnaucerių, tiesiog, kaip šnaucerių, kaip pradininkų mūsų. Ir kaip minėjau, buvo labai dažnai, kad buvo skirtingų spalvų tai šunys. Bet kur pasižymėjo visada barzda, apaugimu snukio ir šiurkščiu geru plauku su geru poplaukiu. Tai lėmė, kad šuo buvo labai toksai geros sveikatos, pritaikytas darbui, pritaikytus bet kokiomis sąlygomis tarnauti mums, žmogui, ko mes ir siekiame žmonėje, ko ir siekia. Vėliau buvo išvystyta dvi spalvos. Šiaip pirmasis šuo, kuris buvo įrašytas į veislės knygą, buvo juodos spalvos, o vėliau buvo pasirinkta dvi spalvos pagrindinės - juoda ir pipirai su druska. Juoda tai juodas pagrindinė spalva, pagrindinis plaukas ir juodas poplaukis, o pipirai su druska, dėl ko taip vadinama pipirai su druska, nes tai nėra pilkas šuo su juodu arba pilku plauku, tai nėra margas šuo. Tai yra šuo, kurio pagrindinis plaukas yra zoninis. Tai yra pats plaukas yra pilka juoda, o poplaukis pilkas, tamsiai pilkas. Tokios yra ir standarto sąlygos. Ir tai yra įdomu, kad augant, kada mes triuminguojam šunį, tai ir pasireiškia. Kartais jis būna tamsus juodas, o kartais pasidaro pilkas, kadangi auga tas plaukas ir netgi, pabaigoje, parodysim šunyčius, pamatysit, kokie jo spalvos yra, o paskui išauga į tokį gražuolį pipirai su druska spalvos. Mano net kaimynai, galiu prisiminti, sakydavo, kad oi, čia jūsų nauji šunys gal, nes būdavo tai tamsus, tai šviesus. Sakyt, nesakau, čia tie patys, oi, spalva visai kitokia.
Taip, tai va tokia istorija, kad buvo pasirinkta vis dėlto išgryninta 2 spalvos. Kaip nekeista, vėliau populiarėjo tik pipirais druska spalva, nors šiuo metu labai jau populiarūs ir juodieji šnauceriai. 1923 metais buvo veislės knyga ir buvo 300 šunų įrašyta. O vėliau tai daug buvo įrašyta šunų. Apie Lietuvos šnaucerius tai galėtume taip trumpai papasakoti, kad tai yra, tokia nelabai ilga istorija, apie 78 metus, 80 buvo jie įvežti, bet nebuvo labai populiarūs, bet nuo 90 metų, 95 metų labai išpopuliarėjo, buvo netgi ir 15 vadų, buvo įsteigtas klubas ir tada buvo suskaičiuota maždaug, kad tai yra, kad tokių vadų, tiek vadų ir buvo netgi, kadangi buvo įsteigtas klubas, buvo ir įspų paroda. Įspų pirmoji vienintelė. Įspų tai yra, galiu paaiškinti, tai yra Vokietijos šnaucerių klubas įsteigtas, yra tarptautinis europietiškas klubas, kuris apjungia visus Europos šnaucerių pinčerių klubus ir suteikia teisę tam tikrais metais, tam tikrom sąlygom surengti tokią parodą, kurioje aukštesni vertinimai, aukštesni standartai taikomi. Ir suteikiamas įspų čempiono, kandidato įspų čempionus, tiksliau ne čempionus, o nugalėtojus statusas. Taigi, 15 metais buvo organizuota paroda. Dėkui Mildai Banevičiūtei, mūsų ilgametei šnaucerių pinčerių klubo prezidentei, kurios organizavo tą parodą. Teisėjavo gerbiama Natalija Skalin, tikrai aukštos kategorijos teisėja. Dalyvavo nemažai šunų iš daugelio šalių, bet kuo toliau, tuo labiau šnaucerių veislė, kadangi tokia pilkutė, nelaiminti parodose, išnyko, liko tik po 1-2 vadas ir tos vados buvo mūsų veislyne, kaip negaila. Aišku, dabar labai malonu, kad yra dar 2 veislynai Lietuvoje. Tai Liridų lietus ir rokenrolas. Bandysim bendrom jėgom, kadangi veislė netgi Pabaltyje yra labai sumažėjusi. Nėra vadų, visiškai nėra vadų, kaip bebūtų gaila. Lenkijoje tiesa, Lenkijoje yra, Lenkijoje, Čekijoje labai aktyvūs veislynai. Vengrija, Slovenija šiek tiek veisia. Pagrinde Europoje veislynai yra Čekijoje ir Slovėnijoje ir Lenkijoje. Tai va, tokia istorija, bet šiaip pagal charakterį galėčiau pasakyti, kad tai labai universalus šuo. Labai kompanjoniškas, labai šeimai skirtas šuo, iš dalies netgi alergiškiam žmonėm, bet, kaip sakau, visada reikėtų pagalvoti, kad alergija alergijai nelygų ir reikėtų atvažiuoti į veislyną, pasėdėti, pasižiūrėti, ką ir daro pas mane žmonės atvažiuodami ir mielai aš jų laukiu. Čia galiu pasigirti, veislyne buvo 16 šuniukų nuo 1 kalytės. Visi išgyveno, visi laimingai surado savo nuostabius šeimininkus. Dabar apie charakterį.
Kadangi yra tai, kaip ir visi šnauceriai, mažai besišeriantys šunys, tai labai tinkantis šeimai. Čia galiu pasakyti, viena iš šitų mergyčių labai bijojo šuns. Šeimoje buvo 3 vaikai ir tėvelis nutarė, kad vis dėlto reikia įsigyti šunį ir kad mergytė visiškai nebijotų šunų. Pasižiūrėkite. Čia metų jie nusipirko 7 mėnesių patiną, tarp kitako, ir metų jau visiškai jokios baimės šunų. Visiškai jokios. Taigi tinka ir šeimai, ir prie vaikučių, ir prie kitų gyvūnų. Bet iš kitos pusės tai yra labai sumanus šuo, labai išradingas, iniciatyvus šuo. Tai reikia galvoti apie tai, kad jį, kaip ir visus mūsų augintinius, reikia auklėtis. Čia mano senutė su anūkėlė. Mano anūkėlė. Tai reikia auklėti, aiškinti, bendrauti su juo. Galbūt eiti, jeigu jums nesiseka, pas dresuotoją, kalbėtis, kokios problemos kyla, nes kitaip šitas labai sumanus šuo, kaip aš sakau, apvynios jūs apie pirštą kaip šiltą vilną. Pradės jumis manipuliuoti, pradės šeimos nariais manipuliuoti, reikalauti ir atrodys, kad jis labai jau toks nuskriaustas, nemylimas ir kokia bobutė ar dėdukas sakys, jūs skriaudžiate, nupenės galų gale, prišers jį, leis jam kažką tai tokio daryti. Šeimoje šuo visada turi būti ant paskutinio šeimos laiptelio. Vyras ar žmona, žmona ar vyras, vaikai ir tik tada šuo. Įsikalkite į galvą ir viskas bus gerai. Viskas bus gerai ir jūs visi laimingai kartu gyvensit be jokių problemų. Bet iš kitos pusės, tai yra judrus šuo, tai yra darbinės veislės šuo. Neužmirškit, kam jis buvo išveistas. Jis buvo išveistas dirbti savarankiškai, saugoti arklides ir gaudyti graužikus. Savarankiškai medžioti, savarankiškai saugoti bandą. Vadinasi, dabar ir jūs turite jam suteikti darbo. Galbūt tiesiog pamėtyti kamuoliuką, galbūt nueiti į dresūros aikštelę ir dalyvauti varžybose. Na čia aišku, kaip matote, ir apsauga mokoma daugumoje, tai čia aš didžiuojuosi, sakau, slovėnais ir čekais, kad šitaip dirbama su šia, tokia nedidelė veisle ir ji naudojama policijoje ir žmonių paieškoje ir apsaugai ir narkotikų ir visokioje kitokioje veikloje. Ir netgi, taip, čia žmonių paieška yra griuvėsiuose, kažkokioje stichinėje nelaimėje. Ir ganimui yra naudojami, ir karalienė Elžbieta, gerbiamoji, ir Čekijos prezidentas Havelas. Aišku, čia ne darbas, bet taip malonu, kad ir tarp tokių aukštų žmonių, aukštos tokio lygio žmonių galima pamatyti šnaucerį, būtent Mittelšnaucerį. Taigi, jūs turite suprasti, kad jam reikia veiklos. Be veiklos jis liūdės ir, tiesiog bus liūdnas, nelaimingas šuo. Jūs galite tiesiog namuose pasivaikščiojimo metu pamėtyti kažką, pažaisti, pasislėpti nuo jo, pabėgioti su juo. Ir būtinai kiekvieną dieną vaikščioti. Kaip ir visi šunys, žinokit, juos reikia vedžioti. Ne tik kiemas, jeigu yra didelis kiemas, jam to neužteks, didelis namas, jam to neužteks. Supraskite, kad jeigu jūs mėgstate sėdėti namuose parėję iš darbo, prie televizoriaus, vien tik tai, gal geriau nepirkit šnaucerio. Jeigu jūs įsivaizduojat, kad šuo turi sėdėti būdoj, voljere,
pririštas vien tik tai ir viauksėti, na, nepirkit šnaucerio. Bet jeigu jūs mėgstat sportuoti, judėti, jūsų kiemas pilnas vaikų, prašau, šnauceris jums tikrai tiks. Bet čia turbūt pririštas kieme, tai jau čia jokiai veisliai netiktų, net ir nei šnauceris. Taip. Čia tiesiog aš pakomentavau, buvo veislynas Dinamundė, jis dabar veisia tik tai cvergšnaucerius, Mittelšnaucerių veislynas, Dinamundė iš Latvijos, Vertinskajos dvi seserys savininkės, jų čia žodžiai tokie, žinokit. Mes daug bendravom, daug veisėm kartu šunų, tai jos taip tvirtindavo, kad taip yra. Čia mano Udolas gyvena Taline, moteris labai užsiima, Lena užsiima labai. Jam jau yra 11 metai, jis dar dalyvauja varžybose. Tai supraskit, kad tai yra tikrai aktyvus, darbingas šuo ir su juo jis nėra labai toksai, kad labai aktyvus, jau ten super, kad jau beprotiškai reikėtų dirbti. Bet vis dėlto su juo reikėtų užsiimti. Ar galų galiai aikštelę nueiti, kad jis pažaistų su kitais šunimis, į dresūros aikštelės vaikščioti kartu, kad būtų ir jum užsiėmimas, ir jam būtų užsiėmimas. Kitaip sakau, jis pasidarys, liūdnas šuo, nelaimingas šuo. Nemanau, kad jums tokio šuns reikėtų. Gal ir būtų viskas apie istoriją ir charakterį. O jeigu kalbėsime apie kitus gyvūnus, apie katinus, ar tuos pačius graužikus, ar sugyventų šnauceris? Reikėtų suprasti, kad tai truputį kito lygio gyvūnai, o šnauceris gana smalsus ir mėgstantis pavalgyti. Tai reikėtų pagalvoti apie tai, kad jie turėtų valgyti ir tualetą turėti skirtingose vietose. Čia tokie jau niuansai, žinokit, bet tikrai sugyvena, sakau, pas mus irgi gyveno katinai, kurie auklėdavo netgi šuniukus, parodydavo jiem vietą, pastumdydavo juos, kad jūs čia eikit, jūs čia neikit, pažaisdavo, jokių problemų nėra. Žinoma, čia reikia vėlgi turėtų būti pirmenybė šeimininko. Jis turi suprasti, kad tai yra skirtingi gyvūnai ir šuo buvo išveistas medžiojimui, žiurkių gaudymui, tai jam tikrai koks žiurkėnas, tai labai įdomu būtų pažiūrėti, iš ko jis padarytas. Reiktų jau kažkaip tai pasaugoti, o su katinukais tai tikrai sugyventų ir su kitais šunimis tikrai sugyventų. Ir daugelis klausia, ar čia man įsigyti kitą šnaucerį, sakysim, ar imti kalytę, jeigu turiu, tai kalytę, ar imti tik patinuką ir patinuką. Viskas priklauso nuo jūsų mąstymo, nuo jūsų stebėjimo. Sugyvena visas būrys, tikrai sugyvena ir šunų sugyvena būrys, ir su kitais gyvūnais sugyvena būrys šitų šnaucerių. Tai aptarėm jų temperamentą, aptarėm istoriją, o dabar gal pakalbėkime apie jų išvaizdą, dabartinę išvaizdą, kaip turi atrodyti tas tikras šnauceris. Ir dar noriu pastebėti, dar prieš jums pasakojant, Alma, kad ir matėme ir matysime dar nuotraukas kupiruotų šunų, tačiau jau dabar ES tai yra draudžiama ir dabar nei šnauceriai, nei kiti šunys nėra kupiruojami. Taip, tikra tiesa. Tai buvo gana ilgas laikotarpis, tai buvo pradžia, nežinau, kokiu tikslu tai buvo daroma, bet buvo kerpamos uodegos ir ausys, bet jau nuo 20 amžiaus pabaigos, jau kažkur tai 2000 metų jau daugelis šalių netgi į parodas nepriimdavo gimusių savo šalyje šunų, kurie būdavo kupiruoti. Kataloguose, dabar negaliu pasakyti, 95 metais
98 Helsinkyje buvo paroda ir mes visi nustebę, lietuviai buvo organizuojamas lietuviškos kinologų išvažiavimas į tokias pasaulinės parodas ir jau kataloguose skaitydavom nustebę, kad draudžiama taip daryti. Ir šiuo metu yra veisiami tik šnauceriai tik su ausimis ir uodegomis. Aišku, tai sunkus atvejai, šitiek metų veista be nematant šių kūno dalių, bet viskas pavyksta, pamažu. Vat. Ir ausis ir uodegos turi būti tam tikro standarto, tai yra jos nuleipę turi, prigludę prie galvos, o uodega vis dėlto, kaip be norėtų kiti šnauceristai, tai yra cvergšnaucerių ar ryzenšnaucerių veisėjai, vis dėlto turi būti kardo formos. Jau tada, kai buvo kerpama, buvo žiūrima, kad nebūtų kaip ta vadinama kiškio uodega, tai yra užlinkusi į nugarą uodega, ta kiškio uodega vadinama. Jau tada buvo žiūrima, o dabar turėtų jį būti kardo formos. Na, nebent va šitaip užlinkus, bet tikrai pagrindas neužlinkęs į nugarą. Galva didelė, stambi, su nosimi stambia, akys migdolinės formos tamsios, barzda ir ūsai, galva su kaukė juoda. Juoda kaukė būtinai. Tada kaklas, toks išvaizdus, gražiai pereinantis į nugarą, aukšta priekis šuo turėtų būti, išraiškingos krūtinės, kaip šitas tikrai labai gražus juodas Mittelšnauceris, išraiškingos krūtinės, kampai visi turėtų būti taisyklingi, tinkamai, ne per dideli, nei per maži išreikšti, tai yra kampai, kojų kampai, atsiprašau, nepaminėjau, išreikšti ir tas toksai žemesnis kryžius, bet nenuleistas kryžius ir žinoma uodega, kardo formos uodega. Triminguojamas, kūnas visas triminguojamas, kosmetiniu pagrindu kerpama tik tai krūtinė. Šitas, kaip pavyzdys, čia nuotraukos iš Duokletena, kurią iš žurnalo Duokletena žurnalą leido Vaiva Žostautaitė. Ačiū jai už irgi reklamą šitai veisliai nuostabiai. Ir ji būtent parodė, koks yra neparuoštas šuo. Tiesa, pirmose parodose iki 1920 ir dar vėliau metų šunys buvo išstatomi tokie natūralūs. Tik tai jau 20-ame amžiuje ir vėliau, jau vėliau, pradėta triminguoti, gražinti, kadangi tas šuo jau atėjo į šeimas, į kompanijas, jau norėjosi jo gražesnio, dailesnio. Taigi kūnas yra nekerpamas, o triminguojamas, geriausiu atveju nebent poplaukis, kai kada nukerpamas, labai retai stengiamasi. Plaukas turi būti šiurkštus, kaip jau minėjau, poplaukis tam tikros spalvos, atitinkamai juodas, į pipirais druska pilkas, poplaukis, padailinamos kojos, letenėlės ir barzdelė, padailinama šiek tiek. Tai toks būtų toks populiarus standartas, nesigilinant į detalės. Minėjote, kad jas reikia triminguoti, o kaip dažnai tai reikėtų daryti? Šiaip aš dabar žiūriu, kad kai neinu į parodas, prieš parodas, žinoma, reikėtų pasidailinti dažniau, ar ne? Bet tikrai porą kartų į metus pilnai užtenka. Gražiai apkirpus, pamažinus tų plaukų, nepalikus ilgesnių, tikrai porą kartų į metus pilnai užtenka.
Aš va dabar padariau kirpimą, sakysim, gruodžio mėnesį, net pati nustebau, kadangi jau senukų nelabai vedu į parodas. Ir dabar, va, gegužės vidury, irgi padailinau. Ir jie visai gražiai, va tą pusę metų visai gražiai rodė. Na va, jis toks turėtų būti. O jei kalbėsime apie sveikatą, ar Mittelschnauzerių veislės atstovai turi kokių sveikatos negalavimų, kurie pasitaiko dažniau? Bet dar vienas pliusas jų naudai. Tai super geros sveikatos šunys. Kabinasi gyvenimą visomis jėgomis. Taip, žinoma, šiais laikais yra visokių ligų, yra ir, sakysim, erkių sukeliamos ligos, tikrai to neišvengsim, jeigu nesisaugosim. Na, sumąstyta, kad reikėtų žiūrėti jų klubo sąnarius, tai yra displazijos testas yra privalomas ir veisiami tik su taisyklingu displazijos testo atsakymu. Yra, aš bent pati veislyne stengiuosi kuo geresnės displazijos testo atsakymai, kad būtų, darau ir priekinių kojų, ir galinių kojų. Buvo sumąstyta, kad galbūt yra širdies problemos. Mes jau Europoje neoficialiai darome širdies nepakankamumo testą. Tai yra, kaip čia yra genetinis toks susirgimas ir daromas kraujo tyrimas, būtent, kad neperneštų širdies nepakankamumo tą problemą. Bet akis bandom tirti, taip pat neoficialiai, tai nėra privaloma, bet stengiamės veislynuose, dideliuose veislynuose parodyti, kad ir jų akys yra sveikos. Ir, na, nesu mačius, kad taip gerai laikytųsi šitie gyvūnai. Plus jų plaukas, jų konstitucija pati yra labai tinkama gyvenimui. Jie nebijo nei karščio, nei šalčio, gali su šeimininku vaikščioti, bet kur, žinoma, tai yra gyvūnas jau naminis gyvūnas. Ir jau reikėtų pasižiūrėti, ar jam kartais ne per ilgų sėdėti, kai jūs, sakysim, žvejojat ant ledo ir šalia sėdėti. Na, iš tiesų neišsėdės ilgai ir sušals uodegytė. Yra, sakysim, ir mano vienai kalytei bevažiuojant mašina, atidarius langus, o jį išsimaudė jūroje, perpūtė nugarytę ir gavosi uodegytės nervo uždegimas. Yra visokių problemėlių, bet kad ten būtų kažkokie tai ten dusuliai, problemos dėl maitinimo, dėl kažko, tai tikrai labai geros sveikatos gyvūnas. Tikrai, garantuotai. Ypač, kad, kaip jau minėjau, veisėjai, tikrai rimti veisėjai stengiasi ir jūs galite dokumentuose pamatyti, kokie tyrimai yra padaryti. Stengiasi, čia mano 16-tukas, išgyvenęs, laimingai, gerai išaugęs. Yra daromi tyrimai ir stengiasi, kad būtų veisiami tėveliai tik labai geros sveikatos. O dar daug labai kalbėjote apie parodas ir esu tikra, kad esate pati sukaupusi tikrai labai didelę patirtį juose. Tai gal trumpai papasakotumėte apie savo tuos, artimiausius širdžiai prisiminimus iš ten. Žinokit, šiaip nekartą sakiau, kad man parodos yra ne pirmenybė. Ir aš veisiu netgi net pačius tituluočiausius šunis. Ne. Parodos man yra gero laiko praleidimas, susitikimas su draugais. Bet buvom lapkričio mėnesį praeitais metais parodoje Rygoje su drauge. Turi mano šuniuką ir yra visi mano šuniukų pirkėjai tikrai yra mano draugai. Tai vat su drauge buvau Rygoje lapkričio mėnesį. Žinokit, kiek draugų iš visų šalių. Buvo labai daug šnaucerių, net 15 buvo parodoje būtent šnaucerių. Iš Suomijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Ukrainos. Na, buvo malonu pabendrauti, pasidalinti patirtimi, pakalbėti. Na, ir kartu veisėjams sustoti ir galvoti,
koks vis dėlto šuo šnauceris turėtų būti, kaip jis turėtų atrodyti, kaip jis tolimesnė jo plotmė būtų. Mes ar sutinkam, ar nesutinkam su teisėju, bet mes turim savo mintis, savo idealą ir veisiam būtent šnaucerį, būtent tokį, koks jis turėtų būti, kaip mes mąstome ateityje. Va tam skirtos mano parodos. Būtent. O čia pasiekimų, tai pasiseka, tai nepasiseka, visai būna. Yra ir pasaulinėje parodoje, sakysim, Leipcige yra Patinas laimėjęs klasę specializuotoje parodoje, ką aš skaitau labai didelį įvertinimą klasėje laimėti specializuotoje parodoje. Yra ir bestuose laimėję, ir visokių yra variantų. Bet aš kaip minėjau, tai man tik tai susitikti, sudalyvauti, pasižiūrėti, kaip auga mano išleistukai, kaip auga ir kokios problemos, galbūt pasidžiaugti kažkuo, tai galbūt paliūdėti kartu. Labai laukiu ir laiškų visokių, pabendravimų. Na ir tik dėl to, žinokite. Galbūt pasirodyti šiek tiek, bet pagrindė tai mano yra tikslas parodų pabendrauti. Yra tikrai gražių veislynų, gražių šunų, yra į ką lygiuotis. O jei dar grįšime taip trumpai prie veislės paskirties, ar šie šunys vis dar daug loja, nes vis dėlto tai buvo sarginiai šunys, reiškia, jie tą balsą naudodavo. Ar tas išliko iki šių dienų? Galiu pasakyti, kad jie nėra labai lojantis, nėra tokie lojantis, bet tai vis dėlto sarginis šuo buvo, ar ne? Ir vėlgi pasikartosiu, kad jį reikia auklėti. Pasakyti, kad tai jums nepatinka ir neloti. Ir viskas. Iš kitos pusės jisgi turi kalbėti. Jūs jam turite leisti kalbėti, pasakyti, ko jis nori. O jis kalba, tikrai kalba. Pasako, kad aš noriu eiti, kad tu eitum miegoti, pavyzdžiui. Tu sėdi per ilgai prie televizoriaus ir tau jau laikas eiti miegoti, netgi tai pasako. Žiūrėk, kaimynas eina, reiktų pažiūrėti, ar jis ko nedaro negero. Bet reikėtų paaiškinti, kad tai reikia pasakyti švelniai, atsargiai ir man nepatinka, kai tu loji, ir jis tikrai supras ir to nebus. Tai būna ir labai man patiko cvergšnaucerių veisėjos ir dresuotojos Dianos Jurkuvienės pasakymas, aš dažnai lankausi pas ją dresūroje, kad pirmiausia, einant per duris, tu turi sustabdyti šunį, paaiškinti, kad tai yra, mes einam per duris ir jokių lojimų neturi būti. Atidarai duris, pirmas šeimininkas išeina, apsižiūri, ar nieko nėra, jeigu tu eini su būriu šunų, ir tada išeini ramiai, be jokių viauksėjimų. Tai va, tokios tokelės. Nemanau, kad tai yra lojantis, tai yra patys iš visų šnaucerių nelojantis šunys. Šiaip galiu pasigirti, kad buvo pas mus, tai yra 23 vada, ir su jais, su šitais gimusiais ką tik, 184 šnauceriai paleisti į pasaulį. Va. Gerai. Kaip matot, jie gimsta juodi. Ir paskui tik tai pradeda lysti pipirai su druska spalva. Matot kokie? Čia yra berniukas ir mergytė. Vadoje taip jau turėtų skirtis. Ir jūs, kada ateinat rinktis į vadą, turit skirtis, kur berniukai, kur mergytės. Nuoširdus ačiū Lietuvos kinologų draugijos veisėjai Almai už skirtą laiką, žinias ir patirtį. Na ir žinoma, ačiū jos žaviems augintiniams, kurie taip kantriai ir mielai padėjo pristatyti šeimininkai šią nuostabią veislę.
Na ir ačiū visiems besidomintiems Mittelschnauzeriais. Tikrai ačiū. Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro komanda linki kuo didžiausios visiems sėkmės. Iki kitų susitikimų. Iki. Ačiū.